Prietaisai. Kaip jie veikia ir kaip panaudojami buityje. Šiandien išnagrinėsime žiūronus, lęšius, akis, multimediją, mikroskopus, fotoaparatus, lupą ir teleskopus. Tai žiūronai. Kaip veikia? Žiūronai tai du teleskopai sujungti vieną įrenginį, kad būtų galima žiūrėti abiem akimis. Jau naudojami objektyvus, kurie surenka šviesą iš toli esančių objektų, ir okuliarus, kurie padidina vaizdą. Tarp objektyvų ir okuliarų dažnai yra prizmės, kurios pirma pakeičia šviesos kryptį ir antra apverčia vaizdą į teisingą padėtį. Panaudojimas buityje tai paukščių stebėjimų gamtoje, sporto renginių ar koncertų žiūrėjimų iš toli, kelionių metu kalnuose, miškuose stebint aplinką. Lęšiai tai skaidrūs kūnai, dažniausiai stikliniai ar plastikiniai, kurie laužia šviesą. Surenkantys lęšiai surenka lygiagrečias šviesos spindulių plokštes į vieną tašką, naudojama, kai reikia padidinti arba fokusuoti vaizdą. Ir įgaubti lęšiai išsklaido šviesą, tarsi spinduliai sklinda iš vieno taško. Lęšiai yra visų optinių prietaisų pagrindas, be jų nebūtų nei akinių, nei fotoaparatų, nei mikroskopų. Tai lęšiai naudojami akiniuose, fotoaparatuose, projektoriuose, didinamuose stikluose ir mikroskopuose, net kai kuriuos LED šviestuvuose ar žibintuvėliuose. Akis tai natūralus optinis prietaisas. Šviesa patenka į akį per rageną. Pirmasis skaidrus sluoksnis, kuris laužia šviesą. Lęšiuką reguliuoja šviesos fokusavimą į arti ar į toli esančius objektus. Stiklakūnį skaidrus gelis perduodantis šviesą. Ir tinklainė, čia vaizdas atsiranda ir perduodamas į smegenis per regos nervą. Smegenys apverčia vaizdą į įprastą padėtį. Tai žinoma, akis buityje naudojamas kaip matyti daiktus. Jis palengvina mūsų gyvenimą. Multimedijos projektorius. Projektorius naudoja šviesos šaltinį, dažnai LED ar lazerį, ir lęšio sistemą, kad perduotų šviesą per vaizdo šaltinį. Ir tada vaizdas padidinamas ir projektuojamas ant sienos ar ekrano per objektyvą. Svarbiausia, jis iš mažo ekrano sukelia didelį aiškų vaizdą. Tai jis buityje naudojamas namuose, filmų žiūrėjimui kaip namų kino teatras, mokyklose ir paskaitose pateiktims rodyti ir žaidimų ar prezentacijų peržiūrai. Mikroskopas. Optinis mikroskopas naudoja du pagrindinius lęšius. Objektyvą, kuris padidina vaizdą ir sukelia tarpinį padidintą ir apverstą vaizdą, ir okuliarą, kuris dar kartą padidina šį vaizdą. Kuo stipresni objektyvai, tuo detaliau galima matyti mažus objektyvus, pavyzdžiui, ląsteles ar bakterijas. Mikroskopą naudoja vaikai ar mokiniai, mokymuisi namuose, hobiams, vabzdžių, augalų audinių tyrinėjimui. Kai kurie suaugusiai naudoja minimum mikroskopus elektronikos taisymui. Fotoaparatas. Tai fotoaparatai turi objektyvą, kuris fokusuoja šviesą, diafragmą, kur reguliuoja, kiek šviesos patenka, užraktą, kuris nusprendžia, kiek ilgai šviesa veikia jutiklį ir patį jutiklį. Ten vaizdas įrašomas. Objektyvas sukuria tikrą apverstą vaizdą, kurį jutiklis užfiksuoja. Tai žinoma, fotoaparatas naudojamas fotografuojant, šeimos šventes, keliones, profesionaliai, reklamai, menui, ir jis yra įrengtas mobiliuosiuose telefonuose kaip apsaugos kamerose. Lupa. Didinamasis stiklas. Tai lupa, tai surenkantis lęšis, kuris laikomas tarp akies ir mažo objekto. Kai laikomas tinkamu atstumu, sukuria iškilų padidintą vaizdą, naudojamas skaitimui, vabzdžių tyrinėjimui, stebėjimui. Buityje panaudojamas kaip skaitimui smulkaus šrifto, monetų, pašto ženklų ar papuošalų apžiūrai, senjorams, kasdieniniams darbams. Ir paskutinis prietaisas – teleskopas. Yra keli teleskopo tipai, bet dažniausiai yra lęšinis teleskopas. Naudoja didelį objektyvą, kuris surenka šviesą, ir okuliarą, kuris padidina vaizdą. Ir yra veidrodinis teleskopas, naudoja išgaubtą veidrodį, kad surinktų šviesą ir atspindėdamas ją į okuliarą padidina vaizdą. Skirtas žiūrėti labai tolimus dangaus objektus. Naudojamas buityje kaip mėgėjiškai stebėti žvaigždes ar mėnulį, edukaciniais tikslais vaikams ar paaugliams ir astronomijos entuziastams kaip hobis. Ačiū už dėmesį.